1000 dienų. Tiek laiko Izraelis kariauja nuo siaubingų spalio 7-osios įvykių. Ir kova, siekiant užkirsti kelią kitai spalio 7-ąjį, dar toli gražu nesibaigė. Šią savaitę tęsiasi stambios Izraelio operacijos, įskaitant milžiniško Hezbollah tunelio pietų Libane sunaikinimą ir reidus visoje šalyje. Ir kartu su kovomis pasirodo pranešimai apie nepaprastą prašymą iš krikščionių pietų Libane. Jeruzalės minutė prasideda dabar. Sveiki sugrįžę į Jeruzalės minutę per JNS TV. Aleksai, Izraelis šią savaitę mini 1000 dienų nuo 2023 metų spalio 7-osios žudynių. Atminimo ceremonijos vyksta visoje šalyje. Taip pat tai yra apmąstymas, kaip priėjome prie to, kad Izraelis buvo žiauriai ir brutaliai užpultas Hamas tą baisią dieną. Na, visų pirma, šiek tiek keista minėti sukaktį po 1000 dienų. Tiesa, paprastai sukaktis minima kasmet. 1000 dienų, nesuprantu tiksliai, kodėl tai pažymėta, bet man atrodo įdomu, kad praėjo beveik 3 metai. Praėjo 2 metai ir 8 mėnesiai. Ir aš pasakyčiau, kad ne vienas karo frontas dar nėra užbaigtas. Apie tai viską dar pakalbėsime laidoje, bet Gazoje su Hamas yra susikloščiusi status quo situacija, tačiau tikro sprendimo tame fronte nėra. Tas pats ir Libane. Kalbama apie galimą normalizavimo susitarimą tarp Izraelio ir Libano. Ir akivaizdu, kad situacija su Iranu dar nesibaigė, vis dar vyksta derybos dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo ir tam tikro branduolinio susitarimo. Ir tiesiog jausmas, kad karas vis dar tęsiasi, net jei ir lėtai. Pradžioje mes tikrai skaičiavome dienas. Kodėl mes skaičiuojame dienas? Mes skaičiavome tas dienas, kai įkaitai buvo dingę. Bet visi įkaitai sugrįžo namo ir žmonės nustojo segėti mažas juosteles ant atlapų, skaičiuodami dienų skaičių. Taigi, skaičiuoti 1000 dienų, žinote, aš to nebūtinai suprantu. Manau, kad tai labiau rinkodaros triukas tų, kurie protestuoja prieš šią vyriausybę naudai. Ir jūs iš tikrųjų matote dabar, kad mes pereiname į intensyvų rinkimų ciklą. Ir manau, kad tai, ką matėte daugelyje šių 1000 dienų minėjimų, protestų, yra labai panašu į antivyriausybinius protestus. Jie panašus į tuos, žinote, protestus laisvė įkaitams dabar. Tai yra visiškai tas pats judėjimas ir jie tiesiog pozuoja artėjant rinkimams. Ir dauguma retorikos apie šias 1000 dienas sukasi apie vieną žodį ir vieną žmogų. Tai Netanyahus. Tikrai taip, kalbant apie ministrą pirmininką. Šį savaitgalį Jungtinės valstijos šventė Liepos 4-ąją 250-asias Jungtinių Amerikos valstijų metines. Ministras pirmininkas Netanyahus siunčia žinutę JAV žmonėms, prezidentui Trumpui ir visiems Jungtinių valstijų piliečiams. Pažiūrėkime vaizdo įrašą. Mano brangus draugai, prezidentė Trumpai ir Amerikos žmonės. Šiandien Jungtinės valstijos švenčia 250 metų nepriklausomybės. 250 metų laisvės, 250 metų laisvės gynimo. Amerika buvo didžiausia laisvės jėga, kokia yra pažinęs šiuolaikinis pasaulis. Izraelis didžiuojasi, galėdamas stovėti šalia jos. Izraelis didžiuojasi, galėdamas stovėti šalia jūsų visų. Nes mūsų alijansas grindžiamas ne tik bendrais interesais, bet ir bendromis vertybėmis. Šiandien tos vertybės yra puolamos. Tironai, su kuriais susidurime, skanduoja: mirtis Amerikai, mirtis Izraeliui. Jie mano, kad laisvė yra silpna. Jie mano, kad demokratijos yra silpnos. Jie klysta dėl mūsų dviejų demokratijų. Nes kai Amerika ir Izraelis stovi kartu, laisvė tampa stipresnė. Kartu mes giname laisvę. Kartu mes giname mūsų bendrą civilizaciją. Kartu su Dievo pagalba laisvė nugalės tironiją. Tegul Dievas laimina Jungtines Amerikos valstijas. Tegul Dievas laimina Izraelį. Ir tegul Dievas laimina mūsų didžiąją sąjungą. Su gimtadieniu. Su nepriklausomybės diena. Amerika. Taigi, Aleksai, pagrindinė tema, sakyčiau, yra bendros Izraelio ir JAV vertybės. Manau, kad būtent tokią žinutę norėjo perduoti ministras pirmininkas. Na, manau, kad izraeliečiai puikiai žino apie šią sukaktį, tai yra 250 metų jubiliejus. Po laidos surengsime rašybos konkursą, kad išsiaiškintume, kaip tai parašyti.
Bet mes matėme ant senamiesčio sienų, kai grįžau iš ten, kur buvau per šabatą, važiuodamas pro senamiesčio sienas pamačiau neįtikėtiną. 250 metų JAV ir Izraelio jubiliejinį šviesų šou ant senamiesčio sienų, kas buvo labai šaunu. Turite pasaulio lyderių iš viso pasaulio, įskaitant, mačiau, kad Vladimiras Putinas ir Zelenskis taip pat siunčia sveikinimus su 250-uoju jubiliejumi ir tai yra puiku. Bet sakyčiau, Izraeliui tai yra ypatingiau. Aš tikrai tikiu ir, kaip sakė ministras pirmininkas, kad yra daug bendrų vertybių. Ir mes tikriausiai jau esame tai sakę šiame tinklalaidėje, bet jei apklaustumėte izraeliečius apie jų požiūrį į Ameriką, rezultatai būtų neįtikėtinai aukšti. Iš tikrųjų, manau, kad tas rodiklis būtų aukštesnis nei beveik bet kurios kitos šalies pasaulyje, kas yra labai keista, turint omenyje, kad daugelis amerikiečių dabar atrodo nusigręžė nuo Izraelio. Izraeliečiai nenusigręžė nuo Amerikos. Net tada, kai prezidentai vykdė politiką prieštaraujančią išrinktos Izraelio valstybės vyriausybės politikai, ypač Obamos administracija buvo gana priešiška administracija, tačiau jie nebuvo vieninteliai. Buvo priešiškos politikos, netgi stumiančių dviejų valstybių sprendimą, žinote, Bušo laikais, netgi dar Clintono laikais, nors priklausomai nuo to, kaip vyriausybė buvo nusteikusi, bet Izraelyje. Tačiau net jei dabartinė politika atrodo nesutampanti su Izraelio interesais, Izraelyje jausmas ir požiūris į amerikiečius ir Ameriką yra labai, labai stiprus. Ir manau, kad to pagrindas yra bendros demokratinės vertybės. Ir šis 250 metų jubiliejus, mano manimu, iš tikrųjų yra laisvės šventė. Ir manau, kad laisvė visame pasaulyje yra puolama. Matote, kurios šalis šiandien kyla, tai autoritarinės, autoritetingos šalis. O tikros demokratijos, netgi, sakykime, hiperdemokratijos kovoja už laisvę. Be abejo, Jungtinės valstijos šiuo metu kovoja už savo vertybės. Jos kovoja vidaus kovoje, kad apsaugotų ir įtvirtintų savo laisvės. Ir Izraelyje taip pat mes kariaujame už savo laisvę prieš kaimynus visame artimuosiuose rytuose. Tačiau net ir kalbant apie tai, kas vyksta čia šalies viduje ir kaip formuojama ši demokratija, čia iš tikrųjų vyksta kovos už laisvę. Ir kai giedame Hatikvą, sakome lichot am chovši, būti laisva tauta. Ir būtent todėl izraeliečiai taip palankiai žiūri į amerikiečius, nes mes norime ir siekiame turėti tą pačią demokratinę laisvę, kokią turi Jungtinės valstijos. Aleksai, tęsiant apie šios santykius, šią savaitę dalyvavai ceremonijoje, kurioje Jungtinės valstijos nusprendė pasirašyti susitarimą dėl nuolatinės JAV ambasados vietos Jeruzalėje. Žinome, kad per pirmąją Trumpo kadenciją jis perkelė ambasadą iš Tel Avivo, o dabar kartu su JAV ambasadoriumi Maiku Huckabiu ir Izraelio užsienio reikalų ministru Gideonu Saru dalyvavai šiame renginyje. Tai atrodė kaip neįtikėtina ceremonija, skirta toms pačioms laisvėms ir vertybėms, apie kurias ką tik kalbėjai. Čia pasirašoma sutartis, ambasados įkurdinimas Jeruzalėje, naujas kompleksas, jei galima tai pasakyti, Alenbio kompleksas, visai netoli dabartinės vietos Jeruzalės mieste. Nuo neatmenamų laikų. Taip, turėtume parodyti ištrauką, nes ambasadorius Huckabis pasakė daugiau nei 20 minučių trukmės kalbą, be jokių užrašų, aišku, pasiruošęs, bet be užrašų spontaniškai ir iš širdies. Ir jis tikrai sugebėjo puikiai apjungti Izraelio ir Jungtinių valstijų bendras vertybės. Pažiūrėkime šią ištrauką. Aš buvau labai didžiuojuosi, kad prezidentas atvyko paskelbti tai, ko laukiau visą savo gyvenimą. Ir tai yra tai, kad mes pagaliau ir teisingai stovėsime kartu su Izraeliu ten, kur Dievas paskyrė jo sostinę. Tai ne tik jūs priėmėte tą sprendimą, aš sakyčiau, kad Dievas priėmė tą sprendimą prieš 3800 metų. Ir mes pagaliau pripažinome tai, kas buvo nuspręsta gerokai anksčiau, nei atsirado Jungtinės Amerikos valstijos. Didžiuojuosi, kad mūsų 250-ojo gimtadienio savaitgalį yra paskelbtas šis pranešimas. Jei kas nors manytų, kad prezidento sprendimas buvo tik laikinas, galiojantis tik jo kadencijos metu, ir kad kažkas ateis, pakeis jį ir atšauks. Tegul visi žino, kad perduodant šį turtą ir statant tai, kas galiausiai bus labai brangus, didžiulis pastatas naujam ambasados kompleksui, tai reiškia ne tik sprendimą, bet ir negrįžtamą sprendimą. Taigi, galutinai iškelsime savo vėliavą,
tačiau ji bus įtvirtinta milžiniškoje betono masėje. Tad niekas niekada nebandytų perkelti tos vėliavos iš Jeruzalės ir atimti jos iš tikrosios sostinės. Taip, neįtikėtina. Žinote, kaip jis kalba. Kaip ir JNS suvažiavime praėjusią savaitę. Be jokių užrašų, spontaniškai, tiesiai iš širdies. Kalbėdamas apie bendras vertybės ir laisvės, kurias turime čia, Izraelyje ir žinoma JAV. Aš buvau šiame renginyje, tai buvo nedidelė ceremonija. Ja vedė užsienio reikalų ministras Gideonas Saras. Buvo Jeruzalės meras Moshe Leonas ir Maikas Hakabis, Jungtinių valstijų ambasadorius Izraelio valstybėje. Ir jie pasirašė dėl žemės sklypo palei Hebrono kelią Jeruzalėje, pagrindinę rytų vakarų šiaurės pietų magistralę Jeruzalėje, kur bus pastatyta visiškai nauja ambasada. Dabar, jei grįšime į 2018 metus, sakome, kad Donaldas Trumpas perkelė ambasadą iš Tel Avivo į Jeruzalę. Ir tuo metu Davidas Friedmanas buvo ambasadorius ir Davidas padarė puikų žingsnį. Jis padarė taip, paėmė jau esamą konsulatą Jeruzalėje, jis teikė konsulinės paslaugas izraeliečiams visame Jeruzalės metropoliteno regione ir iš esmės nuėmė žodį konsulatas, užrašė ambasada ant jo. Jie pastatė mažą kabinetą ambasadoriui, nes ten iš tikrųjų nebuvo ambasadoriaus kabineto, taigi jie atliko nedidelius statybos darbus. Žinote, Jungtinių valstijų prezidentas kalba apie tai, kaip viskas buvo padaryta labai pigiai, nes jau buvo esamas pastatas. Jie nepastatė naujo pastato. O ankstesnė ambasada buvo Tel Avive. Ir toje ambasadoje dirba šimtai darbuotojų, o Jeruzalės konsulate jiems nebuvo vietos. Todėl jie ir toliau dirbo Tel Avive. Ir ką padarė Davidas Friedmanas, jis tą konsulatą pavadino ambasada, o tą ambasadą ambasados filialu. Taigi vis dar turime situaciją, kai dauguma darbuotojų, kurie techniškai dirba ambasadoje, vis dar yra Tel Avive. Nors Jungtinės valstijos oficialiai pripažino Jeruzalės sostinę, ambasada yra Jeruzalėje, o ambasadoriaus pagrindinis biuras yra Jeruzalėje. Taigi dabar Jungtinės valstijos ketina pastatyti visiškai naują didžiulę ambasadą, tiesa? Taigi, kai prezidentas sako, žinote, mes pastatėme ambasadą, tai kainavo tiek mažai. Na, atspėkite ką. Dabar Jungtinės valstijos ruošiasi investuoti tokią pinigų sumą, kuri jūsų manimų būtų tinkama šaliai, kuri. Maikas Hakabis savo pasisakymę pažymėjo, kad Izraelyje gyvena apie 700 000 amerikiečių emigrantų. Ir tai yra antra pagal dydį amerikiečių bendruomenė po Meksikos. Tiesa? Pagalvokite apie mažytį Izraelį. Izraelyje gyvena daugiau amerikiečių nei bet kurioje kitoje pasaulio šalyje, išskyrus Meksiką, tiesa? Tai neįtikėtinas pasiekimas. Taigi čia tikrai reikia turėti didelę ambasadą, ypač dėl JAV ir Izraelio santykių svarbos. Taigi artimiausiais metais pamatysite, kaip iškils milžiniškas pastatas. Izraelis išnuomojo žemę Jungtinėms valstijoms. Tai labai įprasta tvarka, kuri taikoma ir kitoms ambasadoms. Jie išnuomojo šį labai didelį žemės sklypą už $1. O Maikas Hakabis iš tikrųjų išsitraukė $1 banknotą iš savo kišenės ir perdavė jį per pasirašymą ceremoniją užsienio reikalų ministrui Gideono Sarui, kuris apskaitos vadovui pažymėjo, kad šie pinigai keliauja į valstybės iždą, o ne į jo kišenę. Kad niekas nepagalvotų, jog vyksta kas nors neteisingo. Bet man pasirodė nepaprastai simboliška, kad ši ceremonija vyko ketvirtadienį, išvakarėse prieš Liepos 4. Tai neatsitiktinumas. Tikriausiai tai buvo suplanuota, kad taip įvyktų. Ir šį savaitgalį mes taip pat paminėjome dar vieną svarbę sukaktį. Praėjo 50 metų nuo Entebės reido, kai Izraelis drąsiai pasiuntė Sayeret Matkal komandosus, kurie išgelbėjo įkaitus, pagrobtus teroristų ir nugabentus į Entebę. Žuvo, žinoma, Ugandoje žuvo pagrindinis vadas Jonatanas Netanyahu, ministro pirmininko brolis. Jis taip pat paminėjo tai savo komentaruose apie tai, ką jam reiškia Liepos 4. Praėjo 50 metų nuo tada, kai jo brolis žuvo tame drąsiame, precedento neturinčiame Izraelio komandosų reide Ugandoje. Vienas iš precedento neturinčių karinių manevrų istorijoje. Žinote, skrydis iš Izraelio į Ugandą, daugiau nei 100 įkaitų išgelbėjimas, prarastas tik vienas Izraelio karys
vienas vadas per tą operaciją. Ir tai žinoma buvo Johnny Netanyahu, kuris atliko pagrindinį vaidmenį tiek planuojant, tiek vykdant tą reidą. Ir tai įvyko Liepos 4-ąją nepriklausomybės dieną, per 200-asias Jungtinių valstijų įkūrimo metinės 1976 metais. Taigi čia 250-osios Jungtinių valstijų metinės yra ir 50-osios Entebės operacijos metinės. Ir kaip jūs paminėjote ir kaip paminėjo ministras pirmininkas, tai buvo ministro pirmininko brolis. Žinoma, buvo tokių, kurie sakė, kad Johnny Netanyahu buvo tas, kuris iš tikrųjų buvo ruošiamas šiai ministro pirmininko pozicijai. Ministras pirmininkas labai gerbė Jonį, jis dažnai apie jį kalba. Pats Netanyahu Bibi taip pat buvo sužeistas per teroristų užgrobto lėktuvo gelbėjimo operaciją po kelių metų. Jis buvo pašautas į petį, išgyveno tą išpuolį. Taigi, žinote, Liepos 4 turi ypatingą reikšmę ne tik izraeliečiams ir Amerikos šventei, bet tikrai ir ministrui pirmininkui Netanyahu bei jo brolio Johnny netekties paminėjimui. Bet tai taip pat didžiulė šventė, parodanti Izraelio įsipareigojimą sugrąžinti visus įkaitus namo. Ir ministrui pirmininkui Netanyahu pavyko sugrąžinti visus įkaitus namo. Tačiau akivaizdu, kad vis dar matome, jog palestiniečių karo strategija yra imti įkaitus. Taip, visiškai teisingai. Ir be viso to, per pastarąsias kelias valandas mums buvo pranešta, kad ministras pirmininkas Netanyahu gali vėl skristi į Vašingtoną, į Baltuosius rūmus, susitikti su prezidentu Trumpu. Atrodo, kad šis susitikimas įvyks po NATO viršūnių susitikimo Turkijoje vėliau šią savaitę. Tačiau buvo vienas komentaras, kuris mane labai suerzino šį rytą per žinias. Prezidentas Trumpas sakė, kad jis ir ministras pirmininkas Netanyahu labai gerai sutarė, bet Netanyahu žino, kas yra bosas. Na tai gana žeminantis dalykas, sakyčiau, labai žeminantis. Ir prezidentas jau anksčiau yra sakęs panašių komentarų, teigdamas, kad jis vadovauja, žinote, jis diktuoja politiką. Pakalbėkime apie galimą susitikimą tarp Trumpo ir Netanyahu, bei tą komentarą, kurį, kaip žinote, iki šiol ministras pirmininkas nieko neatsakė. Nemanau, kad jis kada nors yra ką nors atsakęs į Trumpo, jei galima tai pasakyti, ne pagal scenarijų pasakytus komentarus apie jį asmeniškai. Na, Netanyahu buvo labai diplomatiškas, priešingai nei Trumpas, kurio komentarai yra visiškai nediplomatiški. Jis ne tik pasakė, kad jie puikiai sutarė, bet pavartojo gramatiškai netaisyklingą anglišką formą "they get along very good". Tai net nebūtų gramatiškai teisinga, bet šį kartą nekreipkime dėmesio į gramatiką. Jūs matėte prezidentą anksčiau šiame kare, žinote, kaip jis kalbėjo apie tai, koks nuostabus yra Netanyahu, karo laikų ministras pirmininkas, kaip izraeliečiai turėtų jį vertinti. Tačiau nuo tada, kai Izraelis ir Jungtinės valstijos 6 savaitės veikė petys petin, mes matėme nuolatinę komentarų virtinę tiesiogiai susijusią su Trumpu jo Truth Social paskyroje. Ir taip pat šie aukšti pareigūnai duoda interviu Axios ir kitiems žiniasklaidos kanalams. Sakydami siaubingus dalykus apie Netanyahu, apie jo nuovoką, apie tai, kad jis visiškai išprotėjęs, apie tai, kad Bibis žino, kas yra bosas šiuose santykiuose. Nors anksčiau karo metu Trumpas buvo sakęs, kad bet koks paliaubų susitarimas būtų priimtas tarp dviejų partnerių, kurie skrido greta, dabar akivaizdu, kad Trumpas šiais komentarais bando įtikti dviem skirtingoms auditorijoms. Pirmoji – Iranas ir visi arabų partneriai, kad parodytų jiems, jog jis vadovauja ir kad Netanyahu klausys Trumpo nurodymų. Tačiau Trumpas taip pat taikosi į savo MAGA elektoratą Jungtinėse valstijose, kuris iš esmės kaltina Netanyahu, kad jis yra uodega, kuri vizgina šunį. Ir Trumpas daro viską, ko tik Netanyahu iš jo nori. Dabar ministras pirmininkas daugiau nei prieš savaitę JNS suvažiavime pradėjo savo kalbą sakydamas: žinote, kai kurie žmonės Jungtinėse valstijose sako, kad prezidentas Trumpas daro viską, ko aš Netanyahu iš jo noriu. O žmonės čia Izraelyje sako, kad Netanyahu daro viską, ko Trumpas iš jo nori. Ir Netanyahu pasakė, kad nei vienas iš šių teiginių nėra tiesa. Atrodytų, kad susitikimas būtų logiškas žingsnis. Ministras pirmininkas jau 7 kartus šios kadencijos metu skrido į Vašingtoną. Netanyahu buvo pirmasis užsienio lyderis susitikęs su Trumpu Baltuosiuose rūmuose po jo perrinkimo. Ir jis taip pat buvo pirmasis, kuris 2 kartus lankėsi Baltuosiuose rūmuose. Kaip jau minėjau, ten jis lankėsi net 7 kartus. Tačiau nuo operacijos Epinis įniršis, operacijos Riaumojantis liūtas, kai jie veikia kartu, mes daugiau nieko nematėme.
Karas, kai jis baigėsi, atrodė kaip neįtikėtina karinė sėkmė. Ir vis dėlto, žinote, atrodo, kad diplomatija sugebėjo atimti visą pagreitį iš šios karinės pergalės. Ir šiuo metu tikrai yra daug klausimų susijusių su branduolinėmis dėrybomis su Iranu. Kalbant apie dėrybas, kurios jau prasidėjo ir atvedė prie tam tikro susitarimo, apie kurį kalbėjome praėjusią savaitę su Libanu, kai Libano vyriausybė pagaliau pripažino Izraelio gynybos pajėgų buvimą pietų Libane, siekiant išvalyti tą šalį nuo Hezbollah, kas yra svarbus pirmasis žingsnis link galimo platesnio normalizavimo susitarimo. Ir žinoma padėtis Gazoje, kur nuolat girdime apie taikos tarybą ir galimą norą pradėti atstatymo procesą, nors Hamas ir nesiruošia nusiginkluoti. Ir žinote, mes matome vis daugiau kalbų apie tai, kad Hamas galbūt būtų pasirengusi atsisakyti administracinės kontrolės kažkokiai, kaip jie vadina, valdžiai. Man atrodo, tai vadinama NGAT, tai yra nauja valdymo institucija sudaryta iš palestiniečių Gazai, kuriai Hamas formaliai nepriklauso. Kad Hamas galėtų tarsi persigrupuoti ir persiorientuoti kaip karinė organizacija. Pasak kai kurių naujienų pranešimų, Hamas pasiūlė perduoti Izraeliui dalį sunkiosios ginkluotės ir kai kurias tunelių vietas. Arba taikos tarybai, kad Izraelis ar kokia nors tarptautinė organizacija galėtų pašalinti juos ir pasirūpinti tais dalykais. Tačiau čia nėra jokios patikros metodikos. Nėra jokio būdo nustatyti, tarkime, Hamas pateikė, tarkime, tam tikrą kiekį prieštankinių granatsvaidžių. Gerai, mes nusiginklavome. Puiku, jie nenori atsisakyti savo automatų, kuriais terrorizuoja gyventojus. Jie gali pasakyti, štai, čia yra 50 tunelių įėjimų, kurių jūs nesunaikinote. Gali būti 150 tunelių įėjimų ir galbūt Hamas sako, gerai, mes jums atiduosime šiuos 50, o tada sakysime, kad nusiginklavome. Taigi, yra daug apie ką kalbėti. Ir be abejo, kaip jūs minėjote, manau, kad ministras pirmininkas labai nori stovėti šalia, būti nufotografuotas kartu su Jungtinių valstijų prezidentu, kad pasaulio tautos matytų, jog šie du lyderiai iš tiesų stovi petys į petį ir dirba kartu. Prisimenu, kai skridau į Baltuosius rūmus, kai Netanyahus 2024 metais kreipėsi į Kongresą. Manau, tai buvo 2024 metų Liepą ir jis kreipėsi į Kongresą. Jis susitiko su tuometiniu prezidentu Bidenu ir viceprezidente Harris, kuri tuo metu buvo Demokratų partijos kandidatė į prezidentus. Po susitikimo su Harris, ministras pirmininkas buvo palydėtas iš Baltųjų rūmų. Ir tada Kamala Harris, kas yra labai nebūdinga tokiems susitikimams, pati sušaukė spaudos konferenciją, ko paprastai nepamatysi. Arba nebus jokios spaudos konferencijos, arba bus dvišalė spaudos konferencija. Bet jos nebuvo. Buvo vienašalė spaudos konferencija tik Kamala Harris. Ir iš karto ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir jo komanda sušaukė spaudos briefingą. Ir pagrindinė pamoka, kuri paaiškėjo po šio briefingo, buvo ta, kad pagrindinė žinia yra ta, jog nesutarimų gali būti už uždarų durų. Tačiau už uždarų durų ribų, kai viskas tampa vieša, nenorima parodyti jokio nesutarimo tarp Izraelio ir Jungtinių valstijų. Nes kai parodai nesutarimą, tai sukuria daug didesnį pavojų Izraeliui. Taigi galite turėti bet kokių nesutarimų, kokių tik norite, ir jų visada būdavo už uždarų durų. O ką prezidentas Trumpas daro dabar, jis rodo, kad yra didelis nesutarimas. Žinau, kad tai yra tai, ką ministras pirmininkas Netanyahus norėtų sumažinti, ir būtent todėl jis paprašė susitikimo Vašingtone. Ir yra didelė tikimybė, kad jis vyks per artimiausią 1 ar 2 savaites. Aleksai, geriau paskambink Alui ir pasirūpink bilietais. Šiais laikais sunku gauti bilietų pirmin ir atgal. Taigi, jei ketini apie tai pranešti JNS vardu, vėlgi paskambinkime ir pasirūpinkime, kad tu ten nuvyktum. Na, ministras pirmininkas neskraido su El Al, jis skrenda Siono sparnu. Tai Izraelio versija Air Force One. Jei gali prisijungti prie jų skrydžio. Taip, šią savaitę taip pat buvo labai įdomu stebėti tarsi naujojo Amerikos Air Force One inauguraciją, tą Kataro lėktuvą, kuris tapo tarsi super lėktuvu. Taip. Ir žinai, Izraelis taip pat turi palyginti naują lėktuvą, tik tai nėra naujas lėktuvas, tai senas lėktuvas.
Iš tikrųjų, tai gana senas lėktuvas, manau, jam yra apie 30-40 metų. Iš esmės dar nuo Entebės laikų. Ir tai buvo tarsi atnaujintas lėktuvas. Taigi, žinote, dauguma vietų tame lėktuve, daugiau nei 100 vietų, manau, galbūt 80-100 vietų tame lėktuve yra ekonominės klasės vietos. Žinote, kai kurios dalis gali būti sulūžusios, viskas iš naujo apmušta. Jis turi gražų blizgantį apvalkalą, bet tai yra senas lėktuvas. Taigi matyti Jungtinių valstijų prezidentą sakantį, ei, mums reikia naujo lėktuvo, mūsų lėktuvas yra kaip 30-40 metų senumo. Izizeris ką tik pirmą kartą per šią kadenciją inauguravo naują lėktuvą, pirmąjį tokį Izraelio valstybės ministrui pirmininkui ir prezidentui. Ir jie nusipirko seną lėktuvą ir jį atnaujino. Taigi čia yra dideli skirtumai tarp Izraelio ir Jungtinių valstijų. Be abejo, GNS pateiks visą informaciją apie šį susitikimą, kai tik jis įvyks. Tuo pačiu metu ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šią savaitę pasirodė 14 kanale labai populiarioje laidoje Patriots kartu su Inonu Magalu, kalbėdamas apie Izraelio karinės kampanijas visose frontuose. Pažiūrėkime šį vaizdo įrašą. Ar norite sustabdyti Amerikos pagalbą? Taip. Kada tai baigsis? Aš žinau. Žinai, aš noriu padaryti 10 metų laipsnišką mažinimą. Aš labai vertinu paramą, kurią gavome. Esu tikras, kad visi jūs tai vertinate. Mes jau nebe maža ekonomika, dar ne milžiniška, bet jau vidutinio dydžio ekonomika. Nes galime patys finansuoti tą dalį procento nuo mūsų BVP, kurią gauname iš JAV. Kada prasidės šis procesas? Noriu, kad tai prasidėtų po metų. Po metų? Po metų. Gerai. Taigi, iš esmės, ministras pirmininkas sako, kad Izraelis turi būti pasirengęs kariniu, ekonominiu požiūriu, nepriklausomai nuo Jungtinių valstijų. Ir ministras pirmininkas, mes apie tai kalbėjome šioje laidoje. Jis daug kartų sakė, kad viena pagrindinių Izraelio pamokų po spalio 7-osios yra ta, kad Izraelis turi gebėti savarankiškai atlaikyti tokio masto išpuolius ateinančiais metais. Ministras pirmininkas sako, kad jis nori atsisakyti finansavimo iš Jungtinių valstijų. Tuo pačiu metu ministras pirmininkas Netanyahus kalba apie artėjančius rinkimus, sakydamas, kad jei bus išrinktas ministru pirmininku, jis nori plataus nacionalinio vienybės vyriausybės. Atrodo, kad tai bus spalį, jei ne anksčiau. Teisingai. Visų pirma, Netanyahus pasirodo 14 kanale, nes esame rinkimų režime. Gerai. Žinote, Magalis yra žurnalistas, kuris žinomas dėl labai gana artimų ryšių su Netanyahumi. Tikrai didelis Netanyahaus gerbėjas, skirtingai nei kiti kanalai, tokie kaip 12, 13, 11 kanalai. Tie kanalai, kaip žinote, Netanyahus visiškai nemėgsta. 14 kanalas labai palaiko ministrą pirmininką. Štai kodėl ministras pirmininkas sutinka pasirodyti 14 kanale. Ir jis gali kalbėti su savo rėmėjais. Kai jis pasirodo 14 kanale, jo reitingai gerokai lenkia bet kurį kitą svečią, kurį gali pasiūlyti 14 asis ar bet kuris kitas kanalas. Taigi vis dar matome reikšmingą Netanyahus populiarumą, kai žiūrime į reitingus, kas nutinka, kai jis pasirodo patriotų komandoje. Bet įdomu pamatyti, ką jis sako. Žinote, jis ragina sudaryti plačią nacionalinę vienybės vyriausybę. Tuo pačiu metu jis sako, kad neatsisakys savo dabartinių koalicijos partnerių, tarp kurių yra Itamaras Benas Gviras, Bezalelis Smotričius, taip pat Haredi ultraortodoksų partijos. Jis sakė, kad nori turėti tas partijas savo vyriausybėje. Šios partijos kartu su Likudu sudarė dešiniųjų vyriausybę, kuri apima visą dešinį Izraelio politinio spektro pusę. Tai kaip tuomet gali turėti abu šios dalykus? Teisingai. Tu turi platų ir dabartinį partnerį. Labai nenuoseklu. Taip. Manau, kad Netanyahu svarstytų galimybę sudaryti nacionalinę vienybės vyriausybę, tačiau tai turėtų būti Itamaro Ben Gviro, kuris beje greičiausiai labai gerai pasirodys šiuose rinkimuose sąskaita. Jis pats surenka apie 90 vietų, o tai yra žymiai daugiau nei per praėjusius rinkimus, kas rodo, kad šis žmogus nėra vienas toks. Jis iš tikrųjų atstovauja reikšmingos gyventojų dalies pažiūras. Manau, kad didelė šalies visuomenės dalis norėtų matyti nacionalinės vienybės vyriausybę. Ir ko jie norėtų, kad nebūtų nacionalinės vienybės vyriausybėje, tikriausiai būtų Benas Gviras iš dešinės ultraortodoksų grupės, kurios yra tarsi religinė dešinė, tiesa, ne visai politinė dešinė. Bet vadinkime tai religinėmis grupėmis, taip pat ir arabų partijomis, su kuriomis kairė būtų pasirengusi sudaryti koaliciją.
Ir jie įrodė, kad būtų pasirengę sudaryti su jais koaliciją, kad sudarytų anti-Netanyahu blokavimo koaliciją. Taip pat ir kraštutinė kairė Izraelio politinėme spektre, vadinamoji demokratų komanda, Izraelio demokratų partija, kuri iš esmės yra naujasis Meretz. Žinoma. Tai yra Meretz, darbo partijos amalgama, žinote, kraštutinė kairė. Tad manau, kad daugelis izraeliečių norėtų matyti vyriausybę sudarytą iš sionistinių partijų, kurios yra tarsi per vidurį, nuo centro kairės iki centro dešinės, ir suformuoti labai plačią vyriausybę. Tai būtų įmanoma, bet problema ta, kad partijos, ypač kairėje, iš esmės yra prieš Netanyahu. Ir žinote, aš nematau, kad kuri nors iš tų partijų sudarytų koaliciją su Netanyahu, o juo labiau su Ben Gviru ar ultraortodoksų partijomis. O kada jos galėtų sėsti prie stalo su Netanyahu? Yra tik viena sąlyga, kada jos iš tikrųjų galėtų sudaryti koaliciją su Netanyahu, ir tai būtų tik tuo atveju, jei Netanyahu ir dabartinė koalicija peržengtų rinkimų slenkstį ir galėtų suformuoti dar vieną dešiniųjų vyriausybę. Jei Netanyahu turės pakankamai įtakos, kad galėtų kreiptis į savo dabartinius partnerius ir pasakyti, žiūrėkite, mes tiesiog kartosime viską iš naujo, mes vėl formuosime tą pačią vyriausybę. Tada galbūt pamatysite kai kurias iš šių, žinote, centro kairės partijų, kurios supranta, kad jos tiesiog dar 4 metus liks nuošalyje. Žinote, tiesiog bandydamos didinti statymus ir ateis kalbėti apie tautos gerovę bei tai, kaip svarbu turėti nacionalinę vienybę. Dabar, jei jie gali užkirsti kelią Benjaminui Netanyahui sudaryti vyriausybę su dešiniaisiais, jie nesės su juo, tiesa? Jie nori, kad jis pasitrauktų. Žinoma. Taigi, žinote, įdomu, kai Benjaminas Netanyahu save pozicionuoja sakydamas, aš noriu plačios vienybės vyriausybės, bet taip pat noriu sėdėti su savo esamais partneriais. Patinka jis jums ar ne, jis tikrai yra meistras politikoje. Štai kodėl Benjaminas Netanyahu laimi rinkimus vėl ir vėl jau 20 metų. Jis yra aukščiausio lygio politikas pagal įgūdžius Izraelyje. Turiu omeny, Žinote, jis yra geriausias diplomatas, kokį turi Izraelis, valstybės veikėjas, žinote, bet taip pat ir kiečiausias politikas. Dabar kalbant apie tai, kaip jis valdo ekonomiką ir kitas ministerijas, žinote, tai galėtume išanalizuoti vėliau. Tai nėra rinkimų laida, todėl į tai dabar nesigilinsime. Bet mes tikrai esame rinkimų sezone, tam ir skirtas spalio 7-osios 1000-osios dienos minėjimas. Tam ir yra Netanyahaus pasirodymas Patriote. Ir 14 kanalas taip pat arba tą pačią dieną arba kitą dieną ši apklausa tik ketvirtadienį parodė 14. Pasirodė apklausa, kuri tikrai prieštarauja daugumos kitų kanalų apklausų tendencijoms. Parodanti, kad Benjaminas Netanyahus buvo tinkamiausias tapti ministru pirmininku, lyginant su antruoju kandidatu Gadiu Eizenkotu dvigubai daugiau, apie 53% prieš 26%. Ir kad Likudo partija turėtų 33 vietas, o kita pagal dydį partija, Gadio Eizenkoto Ješar partija, turėtų tik 20 vietų. Tai yra 13 vietų skirtumas. Tai yra beveik triuškinama pergalė, tiesa, Izraelio politikoje. O Naftalis Benetas, kuris sudarė nedidelį politinį aljansą su Jairu Lapidu, smarkiai krenta žemyn, manau, net iki vienženklio skaičiaus, net jei kalbėtume apie tai, ar žmonės už jį balsuotų. Taigi jis net nebesistato kaip kandidatas, galintis mesti iššūkį Benjaminui Netanyahui dėl ministro pirmininko posto. Tačiau ta apklausa parodė, kad Netanyahus ir dabartinė vyriausybė, kuri turi 64 vietas, galėtų suformuoti vyriausybę su 63 vietomis. Daugelis kitų apklausų rodo, kad koalicija galėtų turėti net iki 10 vietų mažiau. Tačiau aš atkreipčiau dėmesį į 14 kanalo apklausą. Aš ją vertinu rimtai, nes ją atliko ir analizavo Šlomas Filberis iš Direct Polls, kuris atrodo tikrai pataikė į 10-uką per pastaruosius keletą rinkimų, kuriuos turėjome. Žinote, Šmuelis Peresas seniai pasakė, apklausos gali kvepėti puikiai, bet jų negalima gerti. Taigi, žinote, mes jau įžengėme į šį rinkimų sezoną, yra patriotizmo, yra protestų, yra apklausų. Mes ruošiamės rinkimams, kurie greičiausiai vyks spalio pabaigoje. Tikrai taip, Aleksai. Gana keista, kad jau praėjo 30 minučių nuo laidos pradžios. Mes vos palėtėme Iraną. Mes vis dar kariaujame su Iranu. Tai nepasikeitė, net jei dabar ir esame šio JAV tarpininkaujamo paliaubų viduryje. Tačiau pasak gynybos ministro Izraelio Katso, jis nurodė Izraelio gynybos pajėgoms išlaikyti planus dėl nepriklausomų karinių veiksmų prieš Iraną, jei Iranas apsigalvotų ir atnaujintų išpolius prieš žydų valstybę.
Izraeliui reikia būti tam pasiruošusiam, taip pat Izraeliui dabar būtina demonstruoti didžiulę jėgą. Visas pasaulis mato, kad prezidentas Trumpas šiuo metu nenori kariniu būdu įsitraukti į konfliktą su Iranu. Tai gali pasikeisti, galbūt tai pasikeis po vidurio kadencijos rinkimų, mes nežinome. Nesakyčiau, kad tai būtinai pasikeis, bet žinote, su prezidentu Trumpu visada netrūksta klaidinimo ir niekada tiksliai nežinai, ką jis galvoja. Galbūt šis susitikimas tarp Netanyahu ir Trumpo gali padėti jiems abiem išsiaiškinti, ką jie iš tikrųjų galvoja apie ateitį. O kas nutiks, jei Iranas nesutiks su kokiu nors branduolinio ginklo atsisakymo paktu ir nenutrauks savo programos atstatymo? Tačiau Izraeliui reikia parodyti, kad jis nėra JAV įtakoje, kad yra pasirengęs smogti savarankiškai. Ir žmonės turėtų atkreipti dėmesį, nes 12 dienų karas, kuris vyko praėjusių metų birželį, Jungtinės valstijos įsikišo tik paskutinę dieną, kad bombarduotų Fordo. Per 12 dienų Izraelis, manau, pats atliko apie 1000 antskrydžių Irane, išjungė visas Irano oro gynybos sistemas ir smogė iš esmės viskam, ką norėjo per tą 12 dienų laikotarpį. Taigi, Izraelio valstybė turi parodyti visiems kaimyniniams artimųjų rytų šalims, kad yra pasirengusi, nori ir turi ryžto pulti Iraną, jei Iranas ir toliau elgsis priešiškai. Aleksai, šiuo metu dėrybos tarp JAV ir Irano yra sustabdytos. Taip yra todėl, kad Iranas šiuo metu išgyvena gedulo laikotarpį. Savaitės trukmės laidotuvės ir gedulą dėl aukščiausiojo lyderio ajatolos Alio Chamenejaus. Tai prasidėjo savaitgalį po to, kai jis buvo pašalintas pačioje paskutinio šio karo etapo pradžioje. Tačiau dabar viskas laikinai atidėta, galbūt savaitei, kad Iranas galėtų palaidoti aukščiausiąjį lyderį. Teisingai. Kaip minėjote, Chamenėjus buvo pašalintas per pirmąjį smūgį, per pirmasias 10 minučių operacijos Epinis įniršis ir operacijos Griausmingas liūtas metu. Jungtinės valstijos taikėsi į branduolines ir balistinių raketų objektus. Izraelis taikėsi į vadovus. Pirmieji Izraelio smūgiai šiame kare buvo nukreipti į Chamenejaus pašalinimą, kas iš tikrųjų yra priešinga nei įprastai vyksta karuose. Paprastai aukščiausi asmenys pašalinami karo pabaigoje, tačiau šiuo atveju Izraelis pašalino aukščiausius asmenys pačioje pradžioje, per pirmąjį smūgį. Chamenejaus nepavyko palaidoti. Keletas įdomių dalykų. Pirmas dalykas, manau, kad visi žmonės dalyvaujantys šiame laidotuvėse dabar žinote, kas yra jūsų priešai. Gerai? Vienas žmogus, kuris ten nebus, Mošė Tabachas Chamenejus, Chamenejaus sūnus. Ir manau, kad vis dar kyla klausimų dėl jo buvimo vietos, ar jis gyvas, ar jis visiškai subjaurotas, žinote, ar jis neteko kojos, ar buvo sužeistas į veidą, ar jis turi pulsą, žinote, mes nežinome. Jie sako, kad dėl saugumo sumetimų jo neveža, bet niekas jo nematė. Taigi jo ten nebus. Ir tie 3, manau, kiek ilgai tai truks? Savaitę? Savaitės trukmės laidotuvės? Taip. Teisingai. Gedulo laiko tarpiu tai bus tikras reginys. Taigi, manau, turime pamatyti, kas iš to išeis, kaip atrodys Iranas, kaip pasaulis kalbės apie Iraną. Po šių laidotuvių, kaip pasaulis kalbės apie Chamenejų. Ar jie kalbės apie jį kaip apie teroristą, pagrindinį terorizmo rėmėją pasaulyje? Turiu omenyje, tai yra pagrindinis teroristas, tai Osama bin Ladenas su steroidais. Žinote, tiesiog Hezbollah tai Iranas. Irano. Hamas jie buvo Irano įtakoje. Husių sukilėliai Irano įtakoje, konkrečiai Chamenejaus įtakoje. Pažiūrėkime, ar pasaulis kalbės apie Chamenejų kaip apie didį valstybės veikėją ir revoliucionierių, ar kaip apie teroristą. Ir mes taip pat turime pažiūrėti, žinote, kaip Amerika, kaip Izraelis atrodys šių laidotuvių pabaigoje. Dabar nukreipkime savo dėmesį, Aleksai, į Hezbollah šiaurėje ir Libaną. Praėjusią savaitę kalbėjome apie JAV tarpininkaujamą pagrindų susitarimą tarp Izraelio ir Libano, kuris žinoma neapėmė Hezbollah. Ir Izraelis vis dar išlaiko savo teisę bandyti susilpninti ar sunaikinti Hezbollah teroristinę organizaciją pietų Libane. Ten buvo milžiniškas požeminis kompleksas, kurį iš esmės valdė Hezbollah, netoli sienos, su ginklams, raketų paleidimo įrenginiais ir panašiai. Izraelis sunaikino visą tą kompleksą, 100 metrų tunelių. Jūs matėte tas nuotraukas, galime jas parodyti čia, kad pasaulis pamatytų, kokio masto buvo šis požeminis tinklas, kurį valdė Hezbollah. Galbūt planuodami, kas žino, dar vieną spalio 7-osios išpuolį, gal norėdami pereiti į Izraelį.
Taigi šią savaitę turėjome tas nuotraukas. Taip. Keletas dalykų dėl to. Pirmiausia, žinote, jūs matote tiesiog tą prieštaravimą. Izraelis stato požeminės slėptuves, kad apsaugotų civilius. Žinote, jie įrengė ligoninės po žeme, kad galėtų toliau atlikti operacijas ir gyvybę gelbsinčias procedūras po žeme, kai skrenda raketos. Libane, Gazoje, jie stato požeminės patalpas, kad apsaugotų teroristus. Gerai, ir jie paima milijardus dolerių, kurie galėjo būti panaudoti ligoninėms ir mokykloms statyti virš žemės, bet juos panaudoja statydami šias slėptuves teroristams ir šiuos vadavietės teroristams po žeme. Žinote, Izraelis sunaikino šį milžinišką tunelių tinklą. Ir tai yra ataka, kuri, jei būtų buvusi įvykdyta savaitę ar dviem anksčiau, galbūt būtų sulaukusi daug neigiamos reakcijos. Iš Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo, kuris sakė Izraeliui ir Netanjahui, kodėl kiekvieną kartą turite nugriauti pastatą, jūsų smūgiai per stiprus. Tačiau čia akivaizdu, kadangi tai įvyko maždaug po 10 dienų po daugelio tų komentarų, jog tai buvo padaryta visiškai koordinuojant su Jungtinėmis valstijomis, jie žinojo, kad Izraelis tai padarys. Akivaizdu, kad Izraelis jiems pateikė pakankamai informacijos apie šį tunelių tinklą. Ir jūs galite tiesiog matyti iš sprogimų, kad jie padėjo bombas vienoje vietoje, o viskas sprogsta ir kitose vietose. Taigi, Jungtinės valstijos vis dar duoda Izraeliui, žinote, žalią šviesą naikinti šiuos teroristinius taikinius. Taigi, žinote, Izraelis demonstruoja, kad veiks pagal savo interesus net ir esant dideliam tarptautiniam diplomatiniam spaudimui. Tuo pačiu metu, Aleksai, nuo pat karo pradžios matėme, kaip anti-Izraelio grupės bando supriešinti žydus ir krikščionis, kaltindamos Izraelį įvairiais veiksmais prieš krikščionis, tiek šalyje, tiek Libane. Tačiau čia turime grupę krikščionių lyderių iš pietų Libano, kurie prašo, kad jų kaimai būtų prijungti prie Izraelio valstybės. Jie nenori gyventi Libane. Jie nenori turėti nieko bendro su Hezbollah. Jie verčiau būtų prijungti prie žydų valstybės. Įspūdinga. Na, todėl, kad jie supranta, jog krikščionis turi religijos laisvę Izraelyje, kad Izraelis saugo mažumas. Žinote, visais tais dalykais, kuriais vakarai kaltina Izraelį, kad jis jų nedaro, ir žinote, Takeri Carlsonai, jūs bandote parodyti, kad Izraelis naikina krikščionybę savo šalyje. Krikščionys klesti Izraelyje. Žinote, šį savaitgalį aš buvau kartu su būriu amerikiečių krikščionių Samarijos kalvose. Tačiau krikščionys Izraelyje gali laisvai melstis. Jeigu jūs skristumėt virš Izraelio ir niekas jums nepasakytų, kad tai Izraelis, niekas nepaaiškintų šios šalies geopolitikos ir jūs paklaustumėte, kokia šios šalies religija. Jeigu pamatytumėte didžiulės bažnyčias, kurios egzistuoja ir kurioms daugybę šimtų metų, jūs pagalvotumėte, kad tai tikriausiai krikščioniška šalis. Izraelis saugo visas tas vietas. Ir Izraelis teikia pagalbą krikščionims Libane, bet ne tik Libane, taip pat saugo mažumą Sirijoje. Ir jūs matėte tą patį reiškinį. Sirijoje buvo drūzų mažuma, taip pat ir krikščionys. Jie sakė tą patį, kad norėjo, jog Izraelis aneksuotų Sirijos dalis ir perimtų jas savo valdžio. Kad Izraelis galėtų juos apsaugoti nuo šiitų musulmonų Libane, nuo sunitų musulmonų, kuriems vadovavo Al-Shara Sirijoje. Tai neįtikėtinas dalykas pamatyti. Dabar Izraelis to nedarys. O priežastis, kodėl Izraelis to nedarys, yra ta, kad tarp šių mažumų taip pat yra didelės musulmonų grupės, kurių Izraelis nenori priimti kartu su tomis teritorijomis. Taip pat reikėtų daug karių toms Sirijos teritorijoms ilgalaikėje perspektyvoje apsaugoti. Taip pat apsaugoti ir Libane. Ir žinote, Izraelis susiduria su karių trūkumu. Tiesa, mūsų kariai jau kovoja kai kuriuose vietose. Žinote, per pastarąsias savaitės sutikau žmonių, kurie kovoja jau 300 dienų, 400 dienų. Sutikau žmogų, kuris jau 500 dienų dalyvauja kovose. Taigi, žinote, yra didelių logistinių iššūkių, bet labai svarbu pamatyti, ką artimųjų rytų mažumos galvoja apie Izraelį ir kaip tai prieštarauja tam, ką vakarai sako apie Izraelio valstybę. Tikrai taip. Aleksai, tu šiek tiek anksčiau užsiminėjai apie situaciją Gazoje. Šią savaitę Amitas Segalas, gerai žinomas ir gerbiamas žurnalistas Izraelyje, pateikė analizę, kurioje teigiama, kad per pastarąsias 1000 dienų Hamas buvo tikrai stipriai susilpnintas. Tačiau, nepaisant to, net jei Hamas sutiktų atsisakyti kasdienės civilinės Gazos administracijos, jie vis tiek bando išlikti kaip ginkluotas judėjimas, galintis išgyventi ir galiausiai atsikurti. Štai kur dabar yra Hamas.
Ir tai kelia didelę baimę, ypač pietų Izraelyje gyvenantiems žmonėms ir iš tikrųjų visai šaliai. Nėra abejonių, kad kalbant apie 20 punktų planą, Hamas tas paliaubas laikė išlikimo planu, o Kataras tai taip pat matė kaip Hamas išlikimo planą. Iki šiol į Gazą nebuvo skiriama reikšmingų lėšų atstatymui, bet dabar pradedame girdėti apie tai. Kataras ir kiti spaudžia, kad į Gazą pradėtų plūsti milijardai ir milijardai dolerių. Net jei Hamas nenusiginkluos, kas yra vienas iš pagrindinių įsipareigojimų, kuriuos Hamas turi pagal 20 punktų planą. Pirmasis, žinoma, buvo paleisti įkaitus, ką jie ir padarė. Tai buvo šioks toks reginys. Tai užsitęsė, bet visi įkaitai tiek gyvi, tiek mirę buvo sugrąžinti namo, kas buvo nuostabu. Ir manau, kad jei tai būtų vienintelis pasiektas dalykas, ir tada Izraelis taip pat įžengia ir kontroliuoja daugiau nei 60% ruožo. Ir aš ką tik mačiau pranešimą netgi šį rytą, kuris rodo, kad Izraelis toliau vis labiau plečia savo kontrolę Gazoje. Tačiau Hamas tiesiog labai stengiasi sutelkti valdžią. Jie nori likti valdžioje. Katariečiai yra pasirengę pradėti leisti pinigus net ir be visiško Hamas nuginklavimo. Ir tie pinigai, kur tie pinigai nukeliaus, bent dalis jų tikrai pateks į Hamas rankas ir tai tikrai yra didelė grėsmė. Tai ką manote apie taikos tarybą ir ką jie gali pasiekti, žinant, kad Hamas iš esmės sako, jog atsisakyti savo ginklų? Tikrai daug kalbama, kad Jaredas Kushneris ir Steve'as Witkoffas, žinote, stumia kažkokį atstatymo planą. Ir man pasirodė labai įdomi šios savaitės naujiena, kad Jasonas Olsonas, kuris buvo taikos tarybos narys, buvo paskirtas vadovauti portfeliui vadinamam Gazos ruožo deradikalizacija. Žinote, jis buvo karinio jūrų laivyno karininkas, kuris studijavo Izraelio istoriją, buvo karinio jūrų laivyno narys, buvo atsiųstas čia vadovauti deradikalizacijai ir šią savaitę jis atsistatydino iš savo pareigų. Ir jis sakė, arba girdėjau iš kitų, kurie su juo kalbėjosi, kad jis kalbėjo Jenos viršūnių susitikime, beje, praėjusią savaitę. Taigi turėjau galimybę su juo pasikalbėti, žinote, išsamei. Tai buvo prieš šį pranešimą. Jis man nesakė, kad šis pranešimas bus paskelbtas. Aš maniau, kad jis žinojo. Jis kalbėjo apie deradikalizacijos poreikį. Tačiau matyti jis manė, kad Kataras turi per daug įtakos šio 20 punktų plano įgyvendinimo procese. Ir jautė, kad jam visiškai nepavyks šiame svarbiame komponente, kuris vadinamas deradikalizacija. Taigi, jei nėra deradikalizacijos, iš esmės garantuojama, kad Hamas tiesiog ras būdą, kaip vėl susiburti ir apsiginkluoti. Ir nesvarbu, ar tai užtruks 6 mėnesius, ar 6 metus, ar 10 metų, jie čia veiks ilgam. Ir būtų labai įdomu pamatyti, ar Izraeliui pavyks laimėti šią kovą, sustabdant lėšų srautą į Gazą. Be viena vertus nusiginklavimo, o kita vertus žingsnių link deradikalizacijos. Ir manau, kad tai tikrai bus vienas pagrindinių diskusijų klausimų artėjančiame Netanjahaus ir Trumpo susitikime. Aleksai, noriu likti prie Hamas temos, nes dabar, kai paskelbta paliaubos Libane ir su Iranu, daugelis žmonių baiminasi, kad Iranas darys įtaką Judėjoje ir Samarijoje ir pasinaudos Hamas, atnaujindamas teroristinius išpolius. Ir apie tai kalbėjau savo kitoje laidoje, Judėjos proga, pastarosiomis savaitėmis. O dabar Izraelio saugumo tarnyba Shin Bet kartu su Izraelio gynybos pajėgomis paskelbė, kad išardė didelį Hamas teroristinį tinklą Hebrone, kuris jau seniai yra Hamas lizdas. Žinote, daugelis žmonių sako, kad Hamas egzistuoja tik Gazoje. Jie yra gyvi ir dėja gana aktyvūs Judėjoje ir Samarijoje. Ir tai galėtų tapti kitų frontų, Dieve gink šiame kare, Judėja ir Samarija, kurios yra daug arčiau namų. Absoliučiai. Ir manau, kad nepaisant to, jog matote, kad Hamas vis dar labai aktyvus Judėjoje ir Samarijoje, čia Hebrone, kuris yra vienas iš šių lizdų, žinote, kur buvau Samarijoje. Šį savaitgalį mes žvelgėme į žydų biblinį miestą Šchemą, kuris šiandien žinomas kaip Nablusas, kuris buvo, žinote, labai didelis palestiniečių miestas, kaip ir daugelis kitų didelių palestiniečių miestų, kurie yra šie širšių lizdai terorizmui.
Ir manau, kad tikrai yra baimė, jog tie patys žmonės, kurie siekia šio memorandumo su Iranu, žinote, jie nori paliaubų ten, palikdami režimą valdžioje. Tie patys žmonės, kurie siekia leisti Hamas vėl susiburti, apsiginkluoti ir atstatyti savo pajėgas Gazos ruože, bus tie patys žmonės. Tie, kurie vos tik po Izraelio rinkimų galėtų vėl bandyti spausti Izraelį sudaryti kažkokį susitarimą. Tai atrodo panašiai į tai, kas buvo pristatyta kaip vadinamasis šimtmečio sandoris Trumpo pirmosios prezidentūros pabaigoje, kur iš esmės buvo ketinama įteisinti Palestinos valdžios valdymą visose A ir B zonose ir daugumoje C zonų. Dabar kaip šio plano dalis buvo aišku, kad visi tuo metu egzistavę Izraelio gyvenvietės liks Izraelio pusėje už šios tvoros, kad ir kaip ji atrodytų. Ir buvo net kažkas panašaus į 15 anklavų, kurie buvo tarsi izoliuoti žydų miesteliai. Jie būtų sujungti su Izraeliu keliais, o taip pat būtų įrengtos kelios aplinkelio sistemos, jungiančios palestiniečių teritorijas tarpusavyje. Žinote, sudėtinga sistema, sudėtinga situacija, kurią iš esmės parengė ir propagavo Jaredas Kušneris tuo metu, bet ją labai palaikė ir ministras pirmininkas Netanyahus, ir prezidentas Trumpas tuo metu. Ir be abejo, manau, kad po vidurio kadencijos rinkimų Jungtinėse valstijose, po rinkimų čia Izraelyje galėtų būti atnaujintas spaudimas, kad vėl būtų pasiektas kažkoks, žinote, oficialus Palestinos ir Izraelio konflikto pabaigos susitarimas, kai Judėjoje ir Samarijoje būtų paskelbta tai, ką, manau, būtų galima vadinti valstybė minus. Ir manau, kad Izraelyje įvyko didelis pokytis, žinote, nuo spalio 7-osios. Prieš spalio 7-ąją daugelis izraeliečių būtų palaikę tokį planą. Netgi, kaip minėjau, tuo metu Netanyahu rėmė tą planą. Šiuo metu po spalio 7-osios nemanau, kad yra bent keli izraeliečiai, kurie tuo tikėtų. Pasiekti tokią valstybingumo modelį, kurioje Izraelis visiškai prarastų suverenitetą šiuose A ir B zonose ir didžiojoje C dalyje, galbūt galėtų priartinti Izraelį prie taikos. Izraeliečiai supranta, kas kontroliuoja šias teritorijas. Žinote, viena vertus tai yra Fatahas ir Mahmudas Abbasas, kurie, kaip žinote, toliau moka už žudimus, iš esmės kursto ir finansuoja terorizmo išmokas ir moka teroristams, kurie sėdi kalėjimuose, moka žuvusiųjų šeimoms, tiems, kurie buvo nužudyti, bandydami įvykdyti pirmo laipsnio žmogžudystę. Tai yra kalinių fondas, kankinių fondas. Maždaug 7% Palestinos biudžeto skiriama šioms terorizmo finansavimo išmokoms arba Hamas. Taip, tai yra jūsų pasirinkimai, tiesa? Turite terorizmo finansuotojus arba pačius teroristus. Taigi, žinote, labai pavojinga situacija. Bet jūs paminėjote Hebroną ir aš iš tikrųjų manau, kad turėtume čia paminėti labai gerą naujieną, kad Hebronas, kuris yra patriarchų Urvo vieta, tiesa, čia yra palaidoti Abraomas, Izaokas, Jokūbas protėviai kartu su savo žmonomis Sara, Rebeka ir Lea. Jie palaidoti šiame 2000 metų senumo urve, kuris beje yra seniausias pastatas pasaulyje, vis dar naudojamas pagal savo pirminę paskirtį. Jį pastatė karalius Erodas. Tai buvo tas pats statytojas, kuris pastatė vakarų sieną. Matote, kad patriarchų Urvo sienos ir vakarų siena atrodo labai panašiai, nes jos iš esmės pastatytos tuo pačiu stiliumi. Ir dabar tai tarsi dvigubos paskirties pastatas. Čia yra mečetė, kuri yra Izaoko kambaryje. Ir žydai į tą kambarį neina, išskyrus 10 dienų per metus. Ir žydai eina į kiemą, o tada į mažesnius kambarius skirtus Abraomui, Sarai, Jokūbui, Leai. Ir šis kiemas, kuris yra maždaug 2 ar 3 aukštų virš žemės, buvo atviras kiemas. Ir žinote, Izraelyje kartais lyja, vasarą ten labai karšta. Ir jie buvo uždengę dalį šio kiemo kažkokia brezentinė danga ir žydai melsdavosi šioje vietoje. Ir tai tikrai nebuvo malonu. O dabar, vadovaujant ir prižiūrint gynybos ministerijai, jie įrengė labai didelį ir sudėtingą plieninį stogą, kuris bus dengtas stiklu. Taigi tai turėtų būti kažkas labai gražaus. Labai sunku padaryti tokius dalykus tokiose vietose kaip patriarchų Urvas, kuris iki neseniai buvo Jordanijos vakfo kontrolėje.
Ir dalis to, ką padarė Izraelis, tai tarsi Jordanijos globa šventosioms vietoms. Beje, jie tam tikrų mastų kontroliuoja Šventyklos kalną. Tačiau Izraelis bando perimti tam tikrą kontrolę iš Jordanijos Vakfo, tiek Šventyklos kalne, tiek Patriarchų urve. Bet Bacelis Smotričius, finansų ministras, manau, iš esmės yra atsakingas. Jis taip pat yra gynybos viceministras, atsakingas už tai, kad dalis šios šventos vietos kontrolės būtų grąžinta Izraeliui. Taigi dabar Izraelis ir, manau, iš dalies su mūsų geru draugu Išajus Fleischeris yra Hebrono atstovas spaudai. Žinote, bent iš dalies atsakingas net ir už šios vietos populiarinimą. Jei nieko daugiau, tai bent jau už šį gražų naują vietos atnaujinimą, kuris taip pat bus labai funkcionalus. Ir tikiuosi, kad tai pritrauks daug daugiau turistų į šią vietovę ir pagerins turistų patirtį šioje vietovėje. Beje, dar vienas dalykas apie tai. Palestinos administracija ir visi jų elementai, kai vyksta tokie dalykai ir prasideda tokie statybų projektai, nesvarbu ar tai šis, ar kaip prisimenu anksčiau, žinote, Izraelis norėjo įrengti ir galiausiai įrengė liftą, kad žmonės su neįgaliojo vežimėliais galėtų patekti į Patriarchų olą. Tada Palestinos administracija sako, kad Izraelis šturmuoja mečetę Hebrone ir bando sukelti savo šalininkų pasipiktinimą. Tas pats, žinoma, nutiko ir tada, kai Arielis Šaronas nuvyko į Šventyklos kalną ir tai paskatino antrąją intifadą. Taigi ta pati strategija naudojama ir dabar. Tai buvo dar 2000-aisiais. Taigi šiuo klausimu iš esmės niekas nepasikeitė, bet norėjau tai paminėti. Galiausiai šiandien mums baigėsi laikas. Mūsų geras draugas Doronas Špilmanas, kuris yra JNS tinklalaidės vedėjas čia, JNS TV, buvo paskirtas tarptautiniu viešosios diplomatijos direktorato atstovu spaudai ministro pirmininko biure. Žinote, ši pareigybė iš tiesų buvo neužimta. Taip, neužimta jau keletą metų. Jis dirbs tiesiogiai pavaldus Cipei Hotoveli, kuri prieš kelis mėnesius perėmė vadovavimą. Taigi, sveikiname mūsų kolegą Doroną Špilmaną čia, JNS TV. Nežinau, ar jis toliau ves savo laidą, turėsime pamatyti, bet tai yra didžiulis pasiekimas, didelis paaukštinimas. Taigi sveikinimai Doronui Špilmanui. Taip, Doronai, tinklalaidės tikrieji rytai vedėjas, turime susitikti, pasikalbėti, žinote, ar jis galės toliau kurti tinklalaidę čia Knesete. Jis yra buvęs Izraelio gynybos pajėgų atstovas spaudai. Jis davė galbūt šimtus, jei nedaugiau interviu pagrindinėms žiniasklaidos priemonėms nuo pat karo pradžios. Iš pradžių kaip oficialus Izraelio gynybos pajėgų atstovas spaudai, bet net ir neseniai jis vis dar dalyvauja laidose pas Piersą Morganą ir kitus, gindamas Izraelį. Taigi Doronas Špilmanas tikrai yra vienas geriausiai parengtų Izraelio atstovų spaudai. Jis taip pat daugelį metų buvo Dovido miesto plėtros viceprezidentas. Doronas Špilmanas taip pat neseniai išleido knygą Kai akmenys prabyla, kuri yra apie tai, kaip jūs pažįstate Izraelį. Atskleidė šiuos neįtikėtinus archeologinius radinius tiesiai už senamiesčio ribų, kurie buvo karaliaus Dovido karalystės liekanos. Iš tikrųjų, tai yra viena iš tų vietų, kurios iš tiesų sustiprina žmonių visame pasaulyje supratimą apie Izraelio ryšį su šia žeme ir izraeliečių kilmę iš šios žemės. Taigi, žinote, aš labai džiaugiuosi dėl Dorono ir, kaip minėjote, jis dirbs vadovavimas Cipės Hotoveli. Cipė Hotoveli buvo buvusi Likud partijos narė, kuri tam tikrų metų buvo paskirta užsienio reikalų viceministrė. Vėliau ji buvo paskirta ambasadorė Jungtinėje karalystėje. Ji 5 metus buvo Jungtinėje karalystėje. Ji neseniai grįžo ir buvo paskirta į šias pareigas, kurios, kaip minėjote, buvo laisvos. Ir manau, kad tai puikus pirmasis viešas žingsnis, kurį ji daro – pasamdyti Doroną. Ir Cipė Hotoveli iš tikrųjų turėjo galimybę su jie pasėdėti ir šiek tiek pasikalbėti apie jos laiką Jungtinėje karalystėje, taip pat apie Izraelio poreikį stiprinti diplomatiją kylančią iš ministro pirmininko biuro. Todėl linkiu jai daug sėkmės, o Deronui daug sėkmės jų naujose pareigose. Be abejo, sėkmės Doronui. Esu tikras, kad jis puikiai atliks savo darbą Izraelio valstybės vardu. Ir mes labai juo didžiuojamės. Ir tuo baigsime. Aleksas Treimanas, JNS generalinis direktorius. Džošas Heistonas, JNS News korespondentas. Nepamirškite prenumeruoti, skirti mums super thanks ir peržiūrėti visą nuostabų JNS TV turinį. Taip pat, žinoma, apsilankykite jns.org. Tai Jerusalem News Syndicate. Visos naujausios žinios iš Izraelio, artimųjų rytų ir viso žydų pasaulio. Ir pasimatysime kitą savaitę čia, Jeruzalė per minutę, per JNS TV.